Aynen o. Задėjai žiūrovų, sako, kebrai, iš man patiko. Važiuojam pas mane. Planuojamai vyks Ramiai. Patėk. Žiūk, bravo. Veltelės Klaipėdos krepšininkai, jaunimas čempionai, pirma vieta, o seniorai dabar loš dėl trečiosios vietos. Jonų vadas. Labai geros nuotaikos, laimėjom. Galėjo finalas būti įdomesnis. Galėjo būti finalas. Tai nereikėtų. Nu, kaip nuotaikos. Atrodo kaip savo fanas. Pernai nepasisekė, tai šiemet buvo suplanavęs atvažiuoti laimėti. Tai taip ir gavo. Vamos! Bronislavo Vasiliausko, pasitikė plojimais spėliai. Dėka turime žymų savo renginį. Paklokit. Krepšinio rungties 3-3, vyrai 18-39. Nugalėtojams, čempionams, Klaipėdos miesto, Smiltelės Seniūnaitija. Garsus plojimai, čia lipa čempionai su savo sporto žmogumi. Krepšinio mylėtojų, faina matyti visus šios žmonės, sporto mylėtojus, entuziastus, kurie eilę metų būna šalia krepšinio. O kada tu būni šalia krepšinio, tavo vyrukai keliauja tik čia taip arti. Ir jums keliauja auksinė pergalė, auksinė taurė, auksiniai medaliai, jūsų rankas ir čia čempionų. Klaipėdos Smiltelės. Klaipėdos miesto Smiltelės Seniūnaitija. Vyrukai į priekį. Matau, kad GoPro kamera tikrai čia prifiksuos jūsų daug gerų emocijų. Šalia dabar ir Klaipėdos sporto mylėtojas, organizatorius, entuziastas, smagu matyti. Dabar visi mėlėjai. Ir Martynas, ir prezidentas, ir Audrius, ir vedėjas. Važiuojam! Plojimai! Mario, lip žemę. Taurės neužtau. Nuotraukų faina, kad ir ant scenos žmogus pastoviai daro transliaciją į Klaipėdos miestą ir jau ten ruošiasi seniūnai, sporto metodistai ir meras pasitikti griausmingai šios vietos. Tai yra čempionai, tai dar kartelį. Trečioji vieta Marijampolės savivaldybė, Mokolų seniūnija, antroji vieta Mažeikių seniūnija ir čempionai Klaipėdos miesto Smiltelės seniūnija.